Labas, smagu, kad įsijungėte. Šiandieną mes Radio namuose šnekėsime apie kiną Moters dienos proga. Tai pirmasis Žako Odiaro Emilija Perez, naujausias Oskarų filmas, buvo nominuotas 13 kategorijų ir laimėjo 2. Zoja Saldana, kuri atliko vieną pagrindinių vaidmenų, gavo antraplanės aktorės geriausią apdovanojimą, o viena iš dainų taip pat buvo įvertinta geriausios dainos kategorijoje. Na, tai sulaukė labai daug atgarsių. Ypatingai buvo Meksika nepatenkinta šiuo vaizdavimu, nes vaizduojamas vis dėlto filme yra Meksikos kartelis, narkotikai. Jie manė, kad tai yra vaizduojama gan stereotipiškai, kaip ir dažniausiai vis tiek. Jeigu kalbame apie Meksiką ar Holivudę, dažniausiai vis tiek kalbame, kad tai susijęs su karteliais, narkotikais, žmonių dingimais. Aš įvardinčiau muzikinio muilo operą. Kažkaip labiau filme žvelgiame iš Ritos, advokatės, kurią ir vaidina Zoja Saldana. Tai jinai... Šios perspektyvos. Jo, iš šios perspektyvos su jie ten susisiekė kartelio vadovas ir nori pasikeisti lytį. Labai šiuolaikiškai skamba. Taip, ir viskas yra apipinta muzika, šokiais, performansais, kurie tikrai linksmi. Gal dainos nėra tokios įprastos, jeigu esame matę ten Hollywoodo musicalus, čia labiau, kaip pasakyti, jie nebūtinai yra gražus, ta pati melodija nebūtinai graži, jinai gali būti tokia labiau ir eksperimentinė, net jeigu ir ne vienareikšmiškai vertinamas filmas, man atrodo, verta pažiūrėti vien dėl to, kad pats susidarytum savo nuomonę. Man galbūt truputėlį įdomus variantas yra tas, kad pasirinktas musicalo formatas. Na taip, aš manau, kad režisierius, kalbant apie Žaką Odiarą, jisai yra daręs, jeigu ir anksčiau matėt filmus Dipanas arba Paryžius 13 rajonas, tai jis iš tiesų yra toks įvairialypis ir niekada negali nuspėti, ką jis padarys. Jisai darė net ir westerną Hollywoode su Joaquinu Phoenixu, Brothers Sisters. Jisai yra toks, kur negali žinot, koks bus jo sekantis filmas. Tai jo braižas slypi nenuspėjamume. Ir savotiškai atrodo, kad kažkaip į tą muzikalo žanrą yra pažiūrėta, sakytum, konceptualiai, ar ne? Taip. Netradiciškai visiškai. Taip. Ne kaip įprastai ten Singing in the Rain ir panašiai, Taip. ar ne? O koks būtų antrasis filmas? Tai antrasis filmas būtų Thomas Napper, Madame Clicquot. Taip. Tai yra paremtas tikra istorija filmas. Manau, kad labai toksai visai moteriškas ir tiktų žmonėms, kurie domisi šampano gamybą, vindarystę, nes tai nukelia į Napoleono laikus, kuomet 27 metų Madame Clicquot tapo našle ir taip perėmė vyro verslą, kuris ir buvo vindarystė, ir keli netgi šiai priskiriamų tokių nuopelnų, tai yra rožinis šampanas, jinai yra išradėjo rožinio šampano ir taip pat kai buvo buteliai nupjaunami kardu, Taip. tai čia irgi yra priskiriama jai, nes jos laukose dirbdavo Napoleono kariai. Iš tiesų vyksta ir karas, Napoleonas čia keliauja ir visur bando užkariauti, yra ir uždarytos sienos, yra nustatytos teritorijos, kur turi parduoti vyną, ir filmas pasakoja, kaip jai sekasi, kartais nesiseka, bet kaip jinai atranda tą proveržį, atranda skonį ir pagalbą iš puikaus tokio distributoriaus, jinai sugeba parduoti ir įrodyti vyrams ir savo konkurentams, kad yra puikiai vindarė ir išradėja. Po tokio filmo pristatymo aš tikrai grįždamas namo norėčiau nusipirkti rožinio vyno. Gal net pabandyčiau jį daryti su kardu. Nežinau, ar pavyktų. Koks trečias filmas būtų tada rekomendacijos? Taip, tai trečiasis filmas būtų Ellen Kuras, Tiesos kadras. Šiame filme vėl sugrįžta Kate Winslet, kurios iš tiesų, manau, gan seniai nematėme didžiuosiuose ekranuose. Tai jinai įkūnija fotografę ir buvusi modelė Lee Miller, kuri tampa sėkminga Vogue žurnalo fotografė. Tiesiog Lee Miller tuo metu sugalvojo, kad jai reikia keliauti tiesiai į frontą ir jai pasisekė, nes ji buvo amerikietė, tai gavo leidimą lengviau, nes Britai moterų nesiųsdavo į frontą. Tai iš tiesų matome tokios labai stiprios moters portretą ir iš tiesų tos fotografijos jos buvo atrastos vėliau sūnaus po jos mirties. Jinai mirė 73. Dalis buvo publikuotų taip, po karo British Vogue jų nepublikavo, nes nenorėjo rodyti tos karo baisybės, jau pasibaigus karui, nes vis tiek, žinai, triumfas. Jau buvo žmonės atsivalgę to nebenorėjo. Bet Amerikoje amerikietiškas Vogue žurnalas išpublikavo fotografijas, bei sūnus atrado šias fotografijas po jos mirties, tai iš dalies man atrodo, kodėl šis filmas atsirado ir dabar yra būtent jos sūnaus dėka,
nes tai, kad jis skleidė žinią, leido daugiau žmonių suprasti, kokią jis svarbą atliko Antrojo pasaulinio karo metais. Vien ko verta yra Hitlerio bute nufotografuotas autoportretas, kurį maudosi jo vonėje. Pati jinai save nusifotografavo ten. Na, padėjo amerikietis fotožurnalistas, bet jinai pati susirežisavo visą tą sceną. Dingo ir jos draugų iš Prancūzijos ir niekas nežinojo, kur tie žmonės dingsta. Ir tada išaiškėjo siaubinga tiesa apie koncentracijos stovyklas. Taip. Viena iš tavo pasakojimų, jau šie 3 personažai tikrai yra įkvepiantis, tai ką jau kalbėt, kai mes pamatysim šios filmus. Taip, o daugiau filmų galima pamatyti Žmonės Cinema namų kino platformoje, tai tikrai rasit daugiau įkvepiančių moterų veikėjų.